Didžiosios metų šventės arba gyvenimo šventės tai yra tokie momentai, kai artimiausiam žmonėm mes norim palinkėti kažką tai tokio ypatingo. Tai mes darome arba dovana, ar ne, išrenkame kažką, apie ką jie svajojo, sudaro sąrašą, arba tiesiog kažką sukūrėm tai, kas turi pridėtinę vertę. Tai yra sentimentalu, jautru, tai gali būti, nežinau, pavyzdys, tai gali būti šeimos dėžė svarbiem dokumentams saugoti, bet ta dėžė bus papuošta su jų inicialais ar dėrės prie jų interjero, tiesiog pagalvota konkrečiai apie juos. Galų gale gali būti tekstas tos dėžės viduje su jiem patinkančio, nežinau, kokio nors menininko žodžiais išrašytais. Tarkim, vienas iš originalesnių būdų, kaip pateikti pinigus taip, kad jaunieji tai atsimintų, tai mes sakome, užvakuokime, kaip sakyt, uogienę meilės. Tai į stiklainį, ar ne, kurį mes uždarome tuo įprastiniu aparatu, galima įdėti palinkėjimus, galima įdėti sentencijas ir tą, tarkime, jaunųjų pirmai kelioniai dovanojamą sumą. Tai yra tiesiog toks pateikimas tikrai liks išskirtinis ir jaunieji prisimins, ar ne, ir jiems bus kažkas ypatingo. Tai gali būti, kaip pateikti pinigus, ar ne, su kažkokia tai pridėtinė detalė, ar ne, kuri liks kaip suvenyras, bet irgi simbolizuos tą šventę. Tai gali būti mažmožis, kad ir kaip šitas obuoliukas, ne, kuris su užrašu meilės, jisai gali būti pritvirtintas prie kažkokios dėžutės ir jaunieji gaus dovaną, ar dovanų čekį, ar pinigus, bet kartu ir liks mažas suveneriukas, apie kurį jie prisimins. Nes dovanoti gera ir kai tu atsineši dovaną, kurią tu pats džiaugiesi, ar ne, jos pateikimu, jos išrinkimu arba šiaip kažkokia gražia šventės detalė, tu tada pats esi laimingesnis tiesiog.